Labai dažnai planuojantis arba jau statantis individualius namus susiduria su dilema, kokiomis medžiagomis geriausia apšiltinti namą, jo grindis, sienas bei stogą. Viena populiariausių šiltinimo medžiagų tai polistireninis putplastis. Įmonė Kauno Šilas įkurta 1990 metais. Jie pirmieji Lietuvoje pradėjo gaminti polistireninį putplasį, tiek baltąjį, tiek pilkąjį, bei vieninteliai Lietuvoje gamina smūgių garso izoliacijai skirtą gaminį Šiloporas APS-T. Šiuo metu įmonė Lietuvoje turi dvi gamyklas. Viena yra čia Kaune ir kita yra Rietave. Gaminam visą gamą baltojo polistireninio putplasčių Šiloporas bei pilkąjį gaminį Šiloporas Neo. Jis yra trijų tipų fasadams, plokštiems stogams, pamatam ir grindim. Taip pat gaminame smūgių garso izoliacijai skirtą gaminį Šiloporas APS-T. Uždaroji akcinė bendrovė Kauno Šilas siūlo vartotojui tik aukščiausios kokybės gaminius. Įmonės gaminiai atitinka visus ES reikalavimus ir yra sertifikuoti. Aukštą gaminių kokybę laiduoja daug veiksnių. Didžiulė gamybos patirtis, šiuolaikinė gamybos kontrolės sistema, įdiegtas tarptautinis kokybės vadybos standartas, su produktu susijusios teorinės ir praktinės studijos. Štai čia yra Šiloporas Neo, tai yra pilkasis polistireninis putplastis. Jisai pasižymi labai geromis šiluminėmis savybėmis. Jis yra nebereikalų pilkos spalvos, jisai yra prisotintas grafitu. Grafitas atspindi šilumą, taip, sakykime, gaunamas labai geras šiluminis efektas. Lambda šito gaminio pagal tipą APS 70.0.032, APS 80.0.031 ir APS 100.0.03. Šiandieną rinkoje tai yra patys efektyviausi termoizoliaciniai gaminiai. Turim gaminį Šiloporas APS-T, tai yra smūgių garso izoliacijai skirtas gaminys į grindis, į perdangas. Jį Lietuvoje gaminame vieninteliai. Gamybos procesas yra įdomus tuo, kad visą polistireninio putplasčių bloką suspaudžiame ir atpalaiduojame granulės. Gaminys yra elastingas, minkštas. Taip jisai neleidžia tarp perdangų garsui pereiti žemyn ir taip sumažinamas triukšmas. 2014 metais mūsų įmonė atliko natūrinius bandymus ir gavo šito gaminių techninį liudijimą. Tas parodo, kad su šituo gaminiu įrengus grindis galima atitikti C garso klasę. Mūsų įmonė labai daug dėmesio skiria gaminių kokybei, visi gaminiai yra sertifikuoti, įmonėje yra įdiegta ISO kokybės vadybos sistema, bei turime dvi laboratorijas. Polistireninis putplastis iš principo tai yra oras, jis yra gaminamas iš mažyčių granulių. Tai yra mūsų žaliava, kurią mes atsivežame iš Suomijos, Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos ir kitų šalių. Gamyboje nenaudojame jokios pridėtinės medžiagos, tik tai oras, vanduo ir garas. Ir šitų, sakykime, sudedamųjų dalių pagalba šita medžiaga yra apdirbama. Gamyba prasideda nuo žaliavos pristatymo į gamybos liniją. Tada, sakykime, tos mažos granulės yra apdirbamos karštu garu, tai yra jos yra išpučiamos. Sekantis etapas yra granulių apdirbimas formuojant blokus, iš kurių yra pjaustomos polistireninių putplasčių plokštės. Vėliau jos yra sandėliuojamos ir pristatomos į objektus arba prekybos vietas. Naudodami mūsų gaminį Šiloporas, taupykite šilumą ir pinigus. Ieškodami daugiau informacijos, apsilankykite internetinėje svetainėje www.kaunošilas.lt.